Nu, tai sveiki visi. Šiandien tokių biškį paslapčių papasakosiu apie tai, kaip iš esmės būti laimingam. Kaip būti laimingam. Kaip būti laimingam. Kas iš tikrųjų yra ta laimė? Vidinė laimė. Vidinė laimė. Vidinė laimė. Vidinė laimė, kuri nepriklauso nuo išorinio pasaulio. Visiškai. Išorinis pasaulis yra kažkokie tai momentai, kurie suteikia tam momentui laimę. Bet šiaip vidinė laimė, jinai nepriklausoma yra nuo išorinio pasaulio. Nuo išorės visiškai nepriklauso vidinė laimė. Vidinė laimė yra vidinė, dėl to ir sakosi, vidinė laimė. Sakyti, išoriniai dalykai, tai yra tie momentai, kada, kai liūdna yra kažkaip, tai nudžiugini save, ne, tarkim, liūdna kažkur tai, kažką nueini paveiki, prasiblaškai, bet iš esmės vidinė laimė nepriklauso nuo išorinio pasaulio. Nuo išorinio pasaulio, jeigu priklausant yra vidinė laimė, tai tuomet tiesiog tai daugiau saviapgaulė galbūt, galima sakyti taip. Bet vidinė laimė nepriklauso nuo išorės. Nuo esančias šalia žmogaus jinai nepriklauso. Bent tai jūsų kažką dalinate su to žmogum, kažkokiam fainom emocijom. Kažkoks fainas momentas. Tai yra vidinė laimė, kažkokia energija, tada galima sakyti. Aš šiek tiek nubrėšiu, kad maždaug daugiau įsivaizduoju, apie ką tai yra. Aš nieko niekad nebrėžiu kaip 4 pagrindinius laiptelius. Fizinis, emocinis, mentalinis ir dvasinis lygmuo. Tai yra tai, iš ko mes esame sudėti. Fizinis kūnas, emocija, energija, mentalinis protas, įrankiai, kaip realizuoti ir mūsų dvasia. Dvasia tai yra tai, kas turi fizinį kūną, emocinį ir mentalinį kūną. Tai yra dvasia. Taip galima sakyti, jūsų aš. Bet tas aš turi mentalinį, emocinį ir fizinį kūną. Dvasia. Ta energija, kuri teka, jinai teka tokiu būdu. Ir aš daug kartų tai brėžiu. Fizinis, emocinis, mentalinis ir dvasinis. Dvasia tai, kas jūs esate aš. Reiškia aš, jūsų aš. Bet kada jūs neturite ryšio su savo aš ir jūsų gyvenimus valdo tik protas, čia programos protas, tada šitam protui gali atrodyti, kad laimė yra išoriniam momente. Įsitikinimai, patirtis, ką matėt vaikystėje, perduoti tam tikri mechanizmai. Ir va šitas protas jūs vedžioja, направление daro, ne, kažkokia tai. Sako protas jums, eik nusipirk kažką, tai tada būsi laimingas. Ir žmogus bėgioja kažkur tai, kad tą laimę pajausti džiaugsmą. Bet tai yra nesvarbiausias dalykas. Nėra svarbiausias dalykas, kada jūs atstatot ryšį su savo aukštesniuoju aš, dvasia vadinama. Tada jūs tikrai esat laimingas. Tada jūs daugiau išorinis pasaulis yra tiesiog kaip realizacija.
realizacija kažkokia, bet ne pagrindinis momentas pasiekti kažką. Kai jūs esate čia, jums nieko daugiau siekti nereikia. Šitas nenori nieko būti panašus. Dvasia nenori. Dvasioje nėra tokio dalyko. Kai yra dvasia, jūs realizuojat save. Bet yra struktūros, vadinamos, ne, kurios gyvena tokiu principu. Aš tai dar nupiešiu. Ne, aš šone nupiešiu. Čia programos, čia viskas gerai. Aš dar vieną nupiešiu. Bet yra struktūros, kurios gyvena tokiam principui. Apie šitą tai net kalbos nėra. Ir tada jūsų gyvenimą valdo protas. Struktūra. Ir tada žmogus jisai daugiau protų priima sprendimus. Viską daro iš proto lygmens. Mentalų. Tai yra struktūra. Tokia dar yra viena struktūra. Taip kūriamos yra struktūros kaip ir. Ir ryšio su aukštesniuoju aš jūs prarandate tą ryšį. Tam, kad atstatyti ryšį, reikia tiesiog suprasti, įsisąmoninti šitą formulę. O jūsų aukštesnysis aš, jūsų dieviškoji dvasia, dieviškoji, yra čia. Tai tada jūsų energija, jinai neteka iš viršaus į apačią. Jūs nepagaunate kontakto su savo aukštesniuoju, su savo dvasia nepagaunate kontakto. Todėl jūs klausotės išorinio pasaulio. Ką išorinis pasaulis kalba? Ką sako išorinis pasaulis? Ką jums reikia daryti, ką jums reikia atlikti? Kai jūs gaunate kontaktą su aukštesniuoju, aš jūs patys žinote. Tada jūs nebeklausite. Jūs žinote. Ir tas žinojimas, jisai nėra iš proto lygmens, arba kitas atėjęs pasakė jums iš proto lygmens, nes jam taip atrodo. Tai ta struktūra, jinai nyksta. Ir šitas tada irgi nyksta. Ir tada jums energijos, kontakto. Tada jums nereikia kontakto ieškoti išoriniam pasaulyje. Laimės, džiaugsmo, kažko išoriniam pasaulyje. Dieviškoji energija, jinai yra pati aukščiausia energija. Aukščiausia. Nieko už dievišką energiją aukščiau nėra. Tai yra pati aukščiausia energetika. Meilės energija. Dieviškoji. Dieviškoji šviesa. Tada jums nereikia patvirtimų, nieko nereikia išorinio pasaulio. Jūs esate pilnas. Sako, dieviškai energijai nieko netrūksta. Nieko netrūksta. Tai yra pilnatvė. Ir kai žmogus, kuris klausote šiandien šitą video, esate patyrę šitą kontaktą ir vėliau tą kontaktą praradote, nes būna ir taip, kad žmogus patiria tą būseną. Tada vėl išeina iš tos būsenos, nes patiki kažkur tai kažkuom tai. Jūsų dvasia, kiekvienas žmogus turi dvasią. Dvasia tai yra dieviško, kažkas dieviško. Jūsų protas, kuris jeigu susikeičia vietom su šituo, arba iš viso to net nėra, tarkim. Jūs tada tik protu ir vadovaujatės. Ir tada protas jums sako, ten tą padaryk, aną padaryk, tada būsi laimingas.
Tai iš tikrųjų būna žmogus padaro kažką tai, ne? Ir yra laimingas tuo momentu, akimirkai. Savaitę, dvi gali. Nu, kažkokiu tai išoriniu dalyku ir tai be pabaigos. Bet kai jūs atstatote ryšį su savo aukštesniuoju aš, savo dvasia, jūs visą tai suprantate, kad va šitie va dalykai yra tiesiog tik tai gyvenimiški kažkokie tai momentai, kurie kažkuriais tai momentais jūs realizuojat kažką tai. Čia yra poreikiai, trūkumai gali būti. Man žmogui atrodo, kad yra trūkumas kažko, tai ir jisai eina kažkur tai ieško, kaip užpildyti tą trūkumą savo, iš kažko paimti. Kai jūs atstatote ryšį su savo aukštesniuoju aš jau kalbu apie aukštesnį aš, kuris jau eina per 7 čakrą, leidžiasi, kanalas atsiveria. Ten yra pilnatvė. Ten žmogui net nebėra poreikio kažką tai užpildyti. Tiesiog nėra. Pilnuma, pilnatvė. Todėl dar kartą brėžiu. Va šitos struktūros, tokiu principu, kurios yra veikiamos. Kai jūs įsisąmonsit va šitą momentą, šitą struktūrą automatiškai pas jūs pradės nykti, nes jūs žinosite, kad už proto yra kažkas, jūsų dvasia, jūsų širdis, jūsų vidinė energija, kuri čia ir yra ta laimė, vidinė laimė. O ne mąstymas, aha, čia susitiksiu, čia kažkur kažką, čia žodžiu, čia tada būsiu laimingas, o čia kai bus šitas žmogus šalia, būsiu ten laimingas ir nėra šalia to žmogus, liūdi tada žmogus dėl to, kad šitoje struktūroje taip ir egzistuoja. Taip. Tas išėjo pas kitą, tas tada ieškosi, kuo užpildyti save, ten kažko kito staigiai reikia greitai susirasti, ten dar kažką tai. Nėra šito kanalų. Kai žmogus pagauna kontaktą ir ryšį su savo dvasia, tiesiog ramu. Kai kada mentalinis protas ant tiek čia uždarinėja visą šitą kanalą, kad tik nesusisiekti su savo aukštesniuoju aš. Ir čia būna kalbėjimas net iš proto lygmens, kur tiesiog viską tiek užbombasina šitoj vietoj. Kad žmonės, šitie žmonės nebepasiekia to kontakto su savo aukštesniuoju aš. Todėl ir sakoma, kalbėti reikia tada, kada turite kažką tai pasakyti. Ko tik tai mentalinis protas nesugalvoja, mentalas. Eikite meditaciją, medituokite, meditacija padeda, jeigu mokytojas turi kanalą ryšį atstatytą su aukštesniuoju, eikite į meditaciją. Tada per mokytoją galėsit pasiekti savo dvasią, nes mokytojas bus atvėręs šitą kanalą savyje. Tada galbūt pamatysite, kokie žmonės jums uždarinėja, su kuriais jūs bendraujate iš proto lygmens. Galbūt ateis atsakymai jums kažkokie tai. Ir čia yra laimė, čia vidinė laimė. Mentalinis protas ieško išorinės laimės. Mentalas.
Mentalinis lygmuo ieško išorinės laimės, kaip save užpildyti. Mentalas. Protas. Svajonės lygiai taip pat irgi protas. Nu, jeigu bus taip, bus kažkas, tai čia viskas protas. Viskas yra protas. Mentalinis lygmuo. Ir per šitos, tuos įsitikinimus kažkokius arba kažką, tai ryšio net statote su savo dvasia. Dvasia yra svarbiausia, širdis jūsų. Ir kiekvienas žmogus šitam yra. Kiekvienas žmogus nėra tokio žmogaus, kuris būtų iš kitų dalykų sudėtas. Nėra. Kiekvienas turi fizinį kūną, emocinį, mentalinį, dvasinį. Viskas. Ir tiesiog jūs taip puikiai, žinot, jūs turite kūną, turite rankas, kojas, galite eiti, galite kažką tai daryti. Emocijos, jūsų energija, mentalinis lygmuo, jūsų protas, jūsų kažkokie tai tam tikri įrankiai, tam, kad realizuoti savo aukštesnio aš dvasios norus ir poreikius, norus kažkokius, tai, kurie ateina per jūsų, čia yra, tarkime, jūsų kažkokios tai pašaukimas jūsų, ką jūs norite daryti, kad realizuoti, tai protas yra skirtas tam, kas jūsų dvasioje kaip pašaukimas yra. Realizacija vienas iš svarbiausių momentų, kada žmogus save realizuoja, jis yra laimingas. Kuris nerealizuoja savo dvasios, negirdi savo dvasios, tai prasme, trūkęs ryšys, tiesiog viskas yra mentaliniam lygmenyje. Tai aišku, kad kaip kitaip. Kiekvienas yra turintis šitą. Kiekvienas žmogus turi dvasią, mentalinę, emocinę ir fizinį lygmenį. Kiekvienas. Ir kiekvienas šitą mentalinį lygmenį tvarkosi tam, kad atstatyti savo ryšį su savo aukštesniuoju aš, vadinasi, su savo dvasia. Ir visi iš jūsų lygiai tą patį. Nėra nei vieno čia kažkokio tai, kuris ten, ten iš planetos kažkokios ten. Ir taip toliau. Ateivis žemėje nutiko. Nesąmonės kažkokios. Yra ten, tarkime, kažkokie tai apibūdinimai, pavyzdžiui, kaip žmogus mąsto, kaip nežinau, ten mąstymo modelis, kaip apie kažką tai ir panašiai. Bet šiaip kiekvienas žmogus turi taip tą patį. Ir svarbiausias momentas - atstatyti ryšį su savo aukštesniuoju aš, su savo dvasia. Viskas yra, išorinis pasaulis yra tam, kad tuo galima būtų mėgautis, pavyzdžiui, nežinau, nueiti kažkur tai skaniai pavalgyti. Jūs tai patirite. Patyrimas vyksta. Pavyzdžiui, skanus maistas jums sukelia kažkokią tai, tarkime, emociją, kažkokią tai jums fainą, jums smagu. Pradžiai noras ateina iš aukštesniojo. Kad jums tai, pavyzdžiui, patinka skanus maistas. Arba kažkoks maistas. Ir jūs tada jungiate protą, emociją, energiją ir tada tai realizuojate fiziniam pasauliu. Bet kai žmogus vadovaujasi tik šituo, protas, tarkime, kažkas jums pasakė, tarkime, kad taip turėtų būti, elementariai profesija, kada jūs renkatės, ne? Kažkas jums pasakė, kad šita profesija jums yra tinkama. Pavyzdžiui, nuėjote, nežinau, pas būrėją, pas raganą, ten dar kažką tai, ne? Pasakė jums, kad šita profesija jums bus tinkama, nes, nežinau, ten kortos tai parodė. Jūs įstojate studijuoti, jūs paskui matote, kad tai jums nesuteikia vidinės laimės. Jeigu nesuteikia vidinės laimės, tai nėra jūsų pašaukimas, jūs neišgirdote savo dvasios. Esminis dalykas - atstatyti ryšį su savo dieviškąja energija, kur nėra klausimų, nereikia niekieno klausti, jūs pats, kada išgirsate savo dvasią, jums nebekyla klausimų. Tai yra žinojimas. Ir tas žinojimas, jisai yra tiek žinojimas, kad net
Paskui dar gali kažkaip tai, kol ten dar protas įsijungia, kažką ten bando, žinot, kai būna, ateina pradžioje žinojimas, o paskui protas pradeda dėlioti. Aha, ten galbūt nelabai apsimoka, galbūt ta profesija ten mažai apmokama, gal ten dar kažką. Nu, žodžiu, vat, protas pradeda dėlioti už prieš, vertinti kažką ten, žodžiu, čia proto esminis dalykas. Bet jeigu jūs protą neklausysite proto, o tiesiog protą naudosite kaip įrankį, kad realizuoti jūsų dvasią, nebus priešpriešos. Nes protas, kada priešinasi dvasios poreikiams, tada reiškia protas jisai nori valdyti. Nu, bet protas jisai nori valdyti. Protas yra. O proto yra esminis dalykas nenuneigti dvasią, o išgirsti dvasią ir realizuoti jūsų dvasios poreikį. Kažką dar, nu, bet tiesiog. Ir tada tokiu būdu jūs atstatote ryšį su savo dvasia. Dabar kitas dalykas, ar yra, pavyzdžiui, dabar aš dar vieną nupiešiu dalyką. Lygiai tą patį, ne? Vat fizinis, emocinis, mentalinis, dvasinis. Yra kitas žmogus. Vat susitinka tik du tokie, ne? Vat tarkime du. Irgi lygiai tą patį turi. Fizinis, emocinis, mentalinis, dvasinis. Jūs identiškai esate tokie patys. Ir jeigu šitas yra prote, o šitas yra dvasioje, ir tas konkuruoja su tuo. Tai čia kas konkuruoja? Kaip jums atrodo, kas čia konkuruoja? Ar dvasios gali konkuruoti, jeigu dvasia yra apie tai, kad realizuoti savo pašaukimą, savo kažkokį tai vidinį kažką? Ar gali dvasios konkuruoti? Ar gali dieviškos energijos konkuruoti? Konkuruoja protas, nes protui reikia kažko tai įrodyti, dar kažką ten, žodžiu, čia proto esminis dalykas yra. Dvasios nekonkuruoja. Dvasios jos galbūt viena su kita kalbėsis ir realizuos sinergiškai kažką ten viena kitai galbūt pagelbės, yra geras, fainas ryšys. Dvasia nepavydi, dvasia neturi tokių dalykų dvasia. Jūsų dvasia iš esmės neturi tų momentų. Viską kuria protas. Nes protui reikia būti laimėtojui. Protui reikia šitų dalykų. Žiūrint pagal kokius įsitikinimus turite. Tai čia proto esmė. Programų kažkokių tai, įrankių kažkokių įsitikinimų, patirtis. Viskas yra prote. Kada žmogus atstato ryšį su savo aukštesniuoju, tada jis savo protą, kaip ir minėjau, aš dar kartą kartoju, savo protą naudoja realizuoti savo dvasios pašaukimą, dvasios kažkokį kažką, kas ateina. Kaip gali tame būti kažkoks tai konkurencija, tiesiog neįmanoma. Ir kada susitinka du chazeinai, kuris esminis dalykas jo yra vadovauti savo dvasia, tarkime, gerai, jisai praranda ryšį kažkiek su dvasia, nusileidžia iki to lygmens, čia pasišpaguoja, ne? Ir tada vėl jisai grįžta į savo aukštesnį. Bet tada tas supranta, kad kam čia viso to reikia, kam čia šitą dalyką reikia daryti. Jeigu tiesiog esi dvasioje. Todėl pagrindinis momentas yra ne kaip su kažkuo bandyti kažką, bet savo dvasią išgirsti. Dvasią. Dvasią savo išgirsti. Dvasią yra svarbiausia.
Ir kiekviena dvasia turi savo vieną kūną. Dvasia turi savo kūną. Kiekviena dvasia turi po vieną kūną. Jeigu dvasia turi daugiau kūnų, tada jinai yra struktūra. Tada jau yra struktūra. Pavyzdžiui, čia yra struktūra, čia dar viena struktūra. Ant kokiu būdu veikia struktūra. Tada šitas aukštesnio aš nėra. Čia šitas. Čia jo kaip realiai ryšys čia kažkur kabo. Struktūra yra žemiau vaikšto struktūra, ne? Reikia mažesnio šito man. Labai didelis. Šitas, nu, tas. Tai va, tai struktūroje tada gali būti daugelis visokių chazeinų, va, struktūra. Ir ta struktūra, žodžiu, keičia visokius ten veidus. Struktūra sukurta tokia. Ir jūs esate struktūroje. O aš kalbu visada apie tai, kad šito nereikia. Ir yra tokios struktūros, jos yra sukurtos tokios struktūros. O aš sakau, kad jūs esate kiekvienas asmenybė. Su savo poreikiais, su savo norais, su savo kažkokiam tai pašaukimais, skirtingom profesijom. Ir jūs atstatote ryšį su savo aukštesniuoju. Ir tokiu būdu jūsų energija, jūsų fizinių kūnų teka. Jūs turite kūną, turite emociją, turite protą ir turite savo dvasią, turite savo dieviškąją kažką. Gaunate energiją. Nes Dievas, tai vat sako, o Dievas, kiti nemėgsta to žodžio Dievas, kažkaip nesąmonė kažkokia. O aš sakau, gerai, tada aš sakau, kūrėjas. Tas, kas yra žymiai aukščiau už protą, už fizinį kūną, yra žymiai aukštesnė energija. Kur visiškai kitas momentas vyksta. Kiekvienas žmogus turi kažkokius talentus, tai ką patinka kiekvienam veikti. Vienas savo dvasioje mėgsta dainuoti, šokti, ne, tapyti. Ne. Dvasia jo džiūgauja, kai jis tai daro. Kai vat užsiema šitais vat kažkokiais tai momentais. Ir kiekvienas žmogus yra sukurtas skirtingai. Kai jūs darote tai, kas jums tikrai patinka, jums tai suteikia džiaugsmą, vidinę laimę. Tai būna žmonės susitinka sinergiškai panašus ir jie atlikdami kažkokį panašų. Pavyzdžiui, yra sielos, aš jau vadinsiu sielos, kurios yra kūrybiškos sielos, jos džiugauja, kada dainuojate, kada šokate, kada... Nu, vat, ir tai jūs džiugina. Nuo to, kad pagaunate kontaktą su savo dvasia. Todėl vat tokios struktūros yra, kur ant proto viskas. Nors sakau, atstatykit ryšį su savo dvasia. Kelkitės klausimus, eikite ir pasakoju ir informatyviai ir dalinasi tikrai didžioji dauguma žmonių, sąmoningų žmonių apie būtent šitos momentus. Kaip atstatyti ryšį su savo dvasia, su savo siela, kaip išgirsti tai, kas yra jūsų pašaukimas. Ir kiekvieno žmogaus esminis dalykas atrasti tai, kas jam patinka veikti. Ko žmogus veikia ir jisai patiria vidinę laimę,
Nepriklausoma nuo to, ar ten apmokama, neapmokama, apie tai net negalvoja žmogus, kada iš esmės jisai kuria arba daro tai, kas jam patinka, kas yra jo pašaukimas. Yra įvairios situacijos, kada ten gyvenimiška situacija, tarkime, gali momentiškai dirbti galbūt ne savo mėgiamą darbą, tarkime, bet yra situacijos kažkokios tai. Ir žmogus taip juda link to, kad vėliau galėtų daryti ir veikti arba dirbti tai, kas iš esmės jo yra pašaukimas kažkoks. Todėl neklausinėkite kitų. Sakau, eiti, jeigu matot, kad jums kažkas pasakė, ką jums reikia daryti, iš to jūs nepatirėte malonumo, nėra jokio vidinės laimės, tai vadinasi, jūs neišgirdote savęs. Jūs paklausėte kažko tai kito, ką reikia daryti. Nebent, sakau, žmogus būtų ten tikrai aukštoj energijai jaučiantis labai, ko jūs galėtumėte ten kur pakreipti jūs ir panašiai, yra tokių žmonių, tai tada taip, bet jūs tada tikrai jausite, kad jums patinka tai daryti kažkoks užsiėmimas ar veikla kažkokia. Todėl kažkaip taip, fizinis kūnas visi turite. Emocijos, džiaugtis mokat, džiūgaujat, liūdite, ten dar kažką. Emocijos jūsų, energija. Nėra energijų nei bloga, nei gera kažkokia, tai yra tokios energijos. Nes transformuoji kažką, realizuoji kažkur, nukreipi tas energijas į kažkokį tai veiklą, į kažką tai. Energiją galima nukreipti, turint įrankių. Protas yra įrankiai. Įrankiai realizuoti jūsų dvasią. Bet dvasia, jinai yra kuri ateina žymiai aukštai. Aš nežinau, kaip rodyti, bet dvasia tai jinai visada kanalą pagauna su savo dieviškoju, tas, kas dar aukštesnysis aš. Ir tų aukštesniųjų aš yra begalybė. Nes pagaunate kontaktą, žinojimas ateina. Tada protą jungiate tam, kad realizuoti savo žinojimą, bet juk protas jisai nuneiginėja jūsų vidinę tą žinojimą, tai tada reiškia protas jisai jums priešinasi. Nes protas nori kontroliuoti. O kada protas eina kartu su jūsų dvasia, tada gaunasi, kad jūs protą turite įrankius, realizuojate savo dvasią. Visada ateina vidinė laimė, pilnatvė. Todėl ir yra sakoma dar viena tokia taisyklė. Jūsų dvasia tai aš. Jūsų mentalinis, emocinis ir fizinis. Šiaip dažniausiai skirstoma yra į 3. Kada jūs esate gyvenime, pirmiausia esate jūs. Jūs. Tada yra išorinis pasaulis. Artimi žmonės, galima sakyti. Ir tada 3, tai kas jūsų galbūt ten, tarkime, draugas, vaikinas ir panašiai. Pirmiausia jūs. Tada išorinis pasaulis. Tada išorinis pasaulis, nes jūs ir išorinis pasaulis, iš esmės tai yra jūs, ką jūs norėsite per išorinį pasaulį kažką tai atlikti. Ir tada yra jūsų draugai, pažįstami, ten dar kažkas. Bet kada jūs numetate savo aš, tiesiog numetate, jūs pametate save. Pavyzdžiui, būna tokiu atveju, dar ką aš noriu pasakyti. Pavyzdžiui, sako, sutikau vaikiną, tarkime,
žmogus pagavo kontaktą, ryšį su savo dvasia. Sutiko vaikinu, tarkime, ir tas vaikinas, iš esmės, vaikinas, jisai sutiko tave dėl to, kad pajuto tavo ryšį. Ryšys tavo su savo aukštesniuoju aš. Jį patraukia tą energiją, iš esmės, kurią žmogus gauna per šitą pusę, per savo dvasią. Ir tai manit, tai tenit labai. Ir tas žmogus, jūs iš karto atkreipia dėmesį. Kas čia dabar svarbiausia? Šitas žmogus kartais būna numeta savo dvasią, pastato šitą chazainą į pirmą vietą. Ir tada šitas chazainas, jisai nebegauna tos energijos, tai dėl ko jis patraukėte jūs jį. Nes jūs tiesiog pastatėte į pirmą planą nebe savo aukštesnį, jeigu jūs suprantat, ką aš sakau, o jį pastatėte. Ir tada natūralu, jeigu pas jisai nėra kontakto atstatę su savo dvasia, aišku, kad viskas energijos nebėra. Ir tada šitas chazainas tada sako, aš su tam susipažinau, tu buvai kitokia. O dabar tu nebėra, tiesiog viskas nebėra, ryšio nebėra. Dėl to, kad jūs pastatėte jį, niekada nereikia statyti kito žmogaus į pirmą vietą. Niekada. Jūs turite nepamesti savo kontakto su savo aukštesniuoju aš. Ir va šitam chazaiui dalintis su juo tiek, kažkuom tai dalintis, tiek, kiek jums eina per savo aukštesnįjį, per savo dvasią, nepaminant dvasios. Nepaminti dvasios niekada. Jeigu jūs norite su žmogum, jūs susitikote su žmogum ir būnate tiek, kiek jums dvasia leidžia, kiek pat jaučiate dvasioje. Neaukoti savęs jokiais būdais. Jūs tik tai prarasite ryšį su šituo ir tuoj va šitas iš karto išnyks. Nes jis nebejaus jūsų energijos, jų nebėra. Ir tada jūs liekate be savo aukštesniojo aš, tada vėl jums reikia atstatinėti savo ryšį. Šitas pereinamasis užtrunka laiko, tada vėl jūs atstatinėjate ryšį ir vėl jūs pagaunate kontaktą su savo dvasia ir vėl energija pradeda tekėti. Ir staiga vėl prisistato šitas chazainas. Ir vėl taip. Tai va dėl ko iš esmės reikia nepamesti savo dvasios. Pirmiausia jūsų dvasia. Jūsų tiek, kiek jūs norit ir ko nenorit ir panašiai. Tada jūs nepamesite savęs, nepastatysite į pirmą planą kito žmogus. Kitas žmogus nėra jums jūsų dvasia. Todėl jeigu jūs pastatote pirmoje vietoje kitą žmogų, jūs pastatote kito dvasią į pirmą planą, vadinasi, jūs atsisakote savo dvasios. Šito daryti nereikia. Niekada nepameskite savo kontakto su savo aukštesniuoju. Tada jūs būsite visada energijų spindėjime, tam tokiam, o ne, žinot, kaip vaikas pamatytų ten, ką nors gražu, ir lekia, žodžiu, numetė tą, žodžiu, pasano bėgo. Gerai, tas galbūt kiek jūs plus energijos, tai gal ir bus fainai, o paskui sakysiu, man nereikia, nespindytų. Kitas, visas nespindi. Dėl kontakto niekada nepameskite su savo aukštesniąja dvasia. Tai vat, šiandien kažkaip tai taip, kažkiek tai tiek, ten buvau. Taip turi būti. Tai esate jūs, kiekvienas iš jūsų esate jūs, jūsų dvasia, jūsų kontaktas su aukštesniuoju, jūsų protas, įrankiai realizuoti dvasią, aukštąjį kanalą, aukštą jūsų energiją, tai kas ateina jums kaip intuicija, čia intuicija, vat irgi yra. Emocijos yra jūsų energija, kurį realizuojate fiziniam lygmenyje savo tai, kas ateina per dvasią.
Vat atėjo dvasiai sukurti kokią nors mašinėlę. Vat žmogus gulėjo ant lovos, ne, jam gimė kažkokia tai idėja, pamatė vaizdą, kiti per vaizdinius būna pamato. Tai vaizdas, kad mašinytę reikia kažkokią tai pagaminti. Vat nežinau, tiesiog reikia pagaminti mašinytę. Žino žmogus, kad reikia pagaminti mašinytę. Bet įrankių gal proto neturi, ne, įrankių kažkokių tai. Tada ką daro? Proto ieško, kaip tą mašinytę realizuoti fiziniam pasauliu. Protas tada ieško įrankių, nes galbūt sužinoti ten, tarkime, kokius produktus reikia nupirkti, galbūt ten kažką tai, kaip tą mašiną ten reikėtų mašinytę tai išleisti, kaip ją pagaminti. Prašau, protas įgauna įrankių, kad realizuoti dvasios kažką. Ir tada gaunasi darniai. Bet jeigu protas įsijungia ir sako, eik, nesąmonė, čia sugalvoji kažkokią ką čia apie tą mašiną. Tiesiog, sako, milijonieriai kažkur tai tampa milijonieriai žmonės. Dėl to, kad girdi savo dvasią iš tikrųjų. Iš tikrųjų, kad ir kaip ten bebūtų, išgirsta savo dvasią. Dėl to jie ir gauna paskui, nes jie būtent ir ėjo tokiu būdu, jiems atėjo idėja, jie ėjo proto lygmeniu tai, kaip realizuoti šitą momentą, virto tai energija, ta prasme energija, ir jie realizavo fiziniam pasauliu. Ir štai gimė kažkas, kažkas. Dėl to, kad žmonės gebėjo klausyti savo dvasios. Tai kažkaip taip. Todėl tokiems nereikia pavydėti, o iš tokių reikia mokytis, semtis idėjų. O gal ir sako, jeigu žmogus kažko tai pasiekė, vadinasi, jisai girdėjo save. Kad ir kaip ten gali atrodyti kažkaip tai keistai, ar ten kažkokios simpatijos, ar ten dar kažkokia antipatijos, kaip ten žmonėms būna. Tiesiog gebėjo girdėti save. Dėl to ir realizavo, jų protas dirbo jiems. Jų protas ne prieš ėjo, o ėjo kartu. Protas buvo draugas dvasiai. Tai kažkiek tiek. Iš kur tai ateina, iš esmės iš kur tai ateina, nes gali būti taip, kad aš kodėl taip susiformavau, kam šitas klausimas. Aišku, galima gilintis giliau, bet šiandien aš tiesiog apie sistemą, kokiu būdu tai veikia. Išgirdote idėją ir nebijokite jos realizuoti. Tiesiog, norite netgi video, norite kažkokią idėją dalintis, žinote, kad miegojot, atsikėlėt ryte, jums atėjo žinutė kažkokia tai, kad reikėtų sukurti video kažkokią tai temą. Ir darykite tai. Iš karto pagalvokite apie tai, kokiu reikės ten jums įrankių. Galbūt ten kompiuterio reikia, galbūt telefono, tarkim, apšvietimo. Pastebėkite, aš, pavyzdžiui, kompiuterį sėdu ir padarau ir viskas, net nežiūriu ten, taip paskui tu tobulinė kažkur, bet esmė yra tame, kad tau yra svarbiausia tai realizuoti. Viskas realizuoju. Ir viskas, išrealizuoji laisvą, viskas. Laisvė ateina. Pasakyk, pakalbėjai, įkėlė ir atrodo darbą padarai, nes, ta prasme, tu realizavai tai, kas tavo viduje atėjo kaip dvasia, nes tai yra energija. Suprantat, jūsų dvasia jums duoda energiją realizuoti. Kaip sakau, pats Dievas jums duoda energiją, idėją realizuok. O jūsų protas pradeda galvoti, čia tie manevrai ir tos programos, kur būna, čia tai gal kompiuterį reikia geresnio, čia gal, žodžiu, telefonas kažkoks ten turi būti tinkamas, ten galbūt reikia dar surasti ten kokiu nors draugų, kurie ten kažkaip gal ir pradeda galvoti, protas, tik tai, kad to išvengti, kad to nepadaryti. Iš tikrųjų, iš karto gimsta idėja, realizuokit, nes tam duodama energija, kad realizuotumėt. Ir nesvarbu, kaip ten gali, iš vis net negalvoti, kaip ten atrodys kitiems, kaip ten kas išgirs, neišgirs jūsų ten, ką pagalvos, visiškai svarbiausia jūsų dvasios, jūsų realizacija. Nes ta žinia yra kažkam reikalinga, tas produktas yra kažkam reikalingas. Tas kūrinys kažkam yra, kažkam reikia. Ir patikėkit manim, ten
aukštesnieji jau žino ten, kaip ten. Tas yra kosminiai dalykai, kosminis kažkas kosmiško. Realizuokit. Galvokit ten. Energija yra, ją reikia realizuoti. Tam jinai ir yra duodama, kad realizuoti. O kokios idėjos ir kas per intuiciškai ateina jums kaip idėja, čia yra kitas klausimas. Tiesiog realizuoti. Vieni turi vienus įrankius, kiti turi kitokius įrankius ir visi kažkokiais tai įrankis, komandos lygiai taip pat ir vieni realizuoja tai, kiti realizuoja tai ir tai yra ne proto lygmenyje. Proto lygmuo tai yra kalbėjimas apie kažką nieką, kada žmogus realizuoja save, jisai nebekalba apie kažką kitą ten ar dar kažką, nėra to dalyko šis. Esmė yra realizuoti savo aukštesnėje jėgą, aukštesnė dvasia jūsų siela. Tai va, tai šiandien tiek, nežinau, ar pavyko papasakoti apie tai. Manau, kažkam tai vis tiek tai yra žinutė tokia, kokia yra jinai ir viskas. Svarbiausias momentas yra realizacija. Savęs realizacija, savo dvasios realizacija. Jeigu neteina idėjos, reiškia tame momente ir, reikia galbūt be idėjų pabūti. Ta prasme, čia nieko tokio. Bet jeigu atėjo idėja, atsikėlėte ryte, gimė idėja, jūs pas kaip atsikeltumėte ryte ir jums atkyla noras susitvarkyti kambarį. Jūs nepagalvojate apie tai, kodėl jums kilo tokia idėja. Pavyzdžiui. Aha, man gimė idėja susitvarkyti kambarį. Bet kadangi man gimė idėja susitvarkyti kambarį, aš netvarkysiu kambarį. Tai atrodo keista, ne? Čia ir lygiai tas pats yra su jūsų dvasia. Atėjo žinutė ir viskas, tai žiūrit, kaip padaryti, nes kambarį sutvarkyti, jeigu atėjo idėja. Jūs tai realizavote, nes jūsų protas ir jūsų tai žinote, kaip tai daryti. Ir jūs iš karto realizavote. Bet jeigu jums, atėjo idėja susitvarkyti kambarį. Bet ne. Nes atrodo, kad kažkam čia kitam kažko tai reikia, ten dar kažkas ten buvo. Tai yra sąmonė. Pavyzdžiui, jums gimė idėja, kad jūs to nežinau, atkilo noras nusiplauti rankas. Jūs neinote plauti rankų, dėl to, kad... Bet, o kodėl man tai atėjo toks noras? Tai tiesiog yra, kaip aš sakau, gimsta idėja, protas, realizuojate. Nėra proto įrankių, įgyjate įrankius ir realizuojate. Svarbu realizuoti tą idėją, kuri yra gimusi idėja. Ir kas dar įdomiausia tame visame, jau yra su nieko nepasitarinėti. Nebent jums reikės užduoti tinkamą klausimą, kaip tai realizuoti. Bet jeigu jūs pradėsite klausti, kaip tu galvoji, ar čia man yra tinkama idėja kažkokia, tai to daryti nereikia. Tas pats, kas paveikslą, kūriniai, tarkim. Aš jau šitą dalyką esu pasitikrinus jau visiškai. Tai paveikslas. Gimė idėja, kada tu esi energijoje, dvasia tavo kuria, atrodo, kad dvasia kuria, ne? Tu esi kažkokioj tai kosmose kažkokiam, tai ir tu tiesiog kuri, tu žinai, kokios spalvos. Ir tik tai kažkam tai parodai, kitas pradeda, ne, čia nelabai patinka, ne. Tai yra nuomonė kažkokia tai. Bet niekada nereikia klausyti, kaip ar patinka, nes jūsų produktas turės visada savo tą pirkėją, savo to produkto pirkėją. Kažkam jis yra skirtas tas produktas. Tai būtų paveikslas, tai būtų knyga, tai būtų dar kažkam tai yra skirtas, nes kažkas realizavo tą idėją. Todėl, kada gimsta idėja, neklauskite, ar tai gera idėja, ar tai bloga idėja. Tas pats, kas produktas, ar geras, ar fainas, ar nefainas. Svarbiausia tai, kaip jaučiatės, taip ir kurkit. Tame yra esmė. Ir kada tas produktas susikuria, kažkas paleidžiate šitą. Ir kažkam tas produktas bus labai tinkamas. Kažkas paveikslas, tarkime, ne? Aš per paveikslą daugiau pasakoju, dėl to, kad tapau pati paveikslus, man tai yra artima. Ir tiesiog yra paskutin, kuris sakote, kokia čia nesąmonė, ar čia iš vis čia ant sienos galima kabinti, čia yra kritikai. Menas, dvasios ir sielos realizacija neturi vertinimo.
tada, kada žmogus kuria, tai daro dėl to, kad ateina kažkas iš aukščiau. Ir jeigu žmogus yra pagavęs kontaktą su savo tuo aukščiau kažkuo, tai jis niekada kito kūrinio nekritikuos ir ten taip toliau, tai tik rodo, kad žmogus yra praradęs ryšį su savo dvasia, nes jeigu jisai nebūtų praradęs, jis tokius dalykų net nekalbėtų. Čia vertintojas protas, vertintojas yra. Tai šiandien tiek tada ir, kaip ir minėjau, realizuokite savo norus, realizuokite, noras ir idėja tavo, kas labai ir panašu yra tas noras ir idėja, kažkokia, sako žmogus, tiesiog žinau, kad taip reikia, reikia tai sukurti. Ir kurkit ir darykit. Ir sakau, energija yra tam, kad ją realizuoti, nes stovinti energija, jinai tampa destruktyvi energija. Jeigu jinai tampa destruktyvi energija, tai tas žmogus jaučiasi nelaimingas, ten serga, ten dar kažką. Realizuoti tą energiją reikia. Realizuoti, dirbti su tą energiją kažką. Ateina pas jūs energija ir realizuoti tą energiją. Tai šiandien tiek tada, iki susitikimo ir iki.